Strateginis paralyžius. Ariesios avarija yra Lietuvos saugumo pamatų griūtis. Kol valdininkų kabinetuose karinis mobilumas piešiamas kaip neįveikiama vakarų ir Baltijos šalių jungtis, realybė prie Jiesios geležinkelio mazgo tiškė purva į akis. Incidentas kritinėme taške, kur susitinka europinė ir rusiška vėžės, apnuogino baisią tiesą. Milijardinės investicijos į logistiką gali būti neutralizuotos vienu bašmaku ar pigiu dronu. Ar mes statome gynybinę sieną, ar tik kortų namelį. Butelio kaklelis už milijardus. Jiesios mazgas Kauno rajone nėra šiaip geležinkelio atkarpa. Tai strateginė arterija, per kurią eina pagrindinis NATO karinės technikos ir tranzito srautas. Tai taškas, kuriame susikerta Rail Baltica ir senoji rusiško standarto vėžė. Čia nėra alternatyvų, čia nėra apvažiavimų. Investuoti 100 milijonų eurų į Kauno intermodalinį terminalą Palemone šiandien atrodo kaip investicija į prabangų automobilį be ratų. Jei Jiesios mazgas stovi, stovi viskas. Nuo vakarų sąjungininkų paramos iki tranzito į Kaliningradą. Mes patys savo rankomis sukūrėme vienintelį kritinio gedimo tašką, kurį pažeidus visa karinio mobilumo koncepcija virsta dulkėmis. Diversija ar nekompetencija? Oficialios versijos apie avarijas dažnai tarnauja kaip skydas, slepiantis sistemos trapumą. Tačiau vertinant iš saugumo perspektyvos, skirtumas tarp techninio gedimo ir suplanuotos diversijos šiuo atveju yra minimalus. Rezultatas tas pats – paralyžius. Jei šiandien bet koks asmuo, neturintis jokio specialaus pasirengimo, gali prieiti prie nesaugomų bėgių ir paprasčiausią stabdymo trinklele nuversti traukinį nuo bėgių, mes turime ne saugumo sistemą, o jos iliuziją. Objektas, nuo kurio priklauso visos šalies gynybinė logistika, paliktas be fizinės apsaugos, be stebėjimo sistemų ir be dronų detekcijos. Tai ne aplaidumas, tai strateginis nusikaltimas prieš valstybės saugumą. Logistinė aklavietė, Rusijos pranašumas. Paradoksalu, bet dabartinė infrastruktūros architektūra kritiniu atveju gali labiau pasitarnauti priešui nei mums. Atkirtus jungti su Europa per Jiesę, Kauno intermodalinis centras lieka izoliuotas nuo vakarų, tačiau jo jungtis su rytais, Baltarusija ir Rusija, išlieka geografiškai logiškos ir potencialiai panaudojamos priešui. Mes giriamės kariniu mobilumu, bet pamirštame, kad mobilumas be atsparumo yra nulinis. Jei viena lokali avarija gali sustabdyti Vokietijos karių rotaciją ar Jungtinių Amerikos valstijų technikos tiekimą, vadinasi, mūsų gynybinis planas yra priklausomas nuo vieno bėgių ruožo sėkmės. Karo metu laikas nėra pinigai, laikas yra kraujas. Kiekvienas valanda praleista remontuojant bėgius po diversijos yra prarasta valanda fronte. Išvada – popieriniai skydai. Jiesios incidentas privalo tapti ne tyliu tyrimu, o viešu skandalu, priversiančiu atsakingas institucijas pabūsti. Mes neturime prabangos kurti rezervinių kelių per naktį, bet mes privalome. Pirmas – pripažinti kritinių mazgų pažeidžiamumą. Geležinkelio mazgai turi būti saugomi kaip kariniai objektai, o ne kaip viešieji laukai. Antras – kurti greitojo atstatymo pajėgumus. Ar Lietuva turi pakankamai inžinerinės technikos, kad per 12 valandų atlaisvintų užblokuotą mazgą ir atstatytų vėžę? Trečias – baigti meluoti savo. Karinis mobilumas egzistuoja tik tada, kai infrastruktūra yra dubliuota. Kol viskas kaba ant vieno siūlo, tas siūlas bus nukirptas pirmąją konflikto minutę. Šiandien Jiese yra perspėjimas. Rytoj tai gali būti nuosprendis. Mama, o kas toliau? Klausimas retorinis, bet atsakymas į jį priklauso nuo to, ar pripažinsime, kad mūsų logistinis stuburas yra pagamintas iš stiklo.